Nebūkite apsileidę, bet uolus karštos dvasios tarnaukite viešpačiui. Romiečiam 12:11. Ši eilutė yra tarsi dvasinės tarnystės variklis. Apaštalas Paulius ragina tikinčiuosius neapsileisti, tai reiškia vengti dvasinio tingumo, abejingumo ar pasyvumo. Krikščioniškas gyvenimas nėra automatinis, tai nuolatinis apsisprendimas gyventi Dievui. Būkite uolus, tai reiškia būti skubantiems, energingiams, susitelkusiems. Krikščionis kviečiamas degti Dievo reikalais, ne tik žinoti tiesą, bet ir ją gyventi. Karštos dvasios. Pažodžiu reiškia virti dvasioje. Tai nėra emocinis įkarštis, bet gyva, veikianti, deganti dvasia, kurią veikia šventoji dvasia. Tai Dievo duodama vidinė jėga, kuri įkvėpia veikti su meile ir su drąsa. Tarnaukite viešpačiui. Visa tai nėra tik tai šiaip sąmoningas aktyvumas, bet sąmoninga tarnystė Jėzui Kristui. Tikinčiojo gyvenimo tikslas ne savo garbė ar patogumas, bet Dievo šlovė. Ši tarnystė apima visą gyvenimą bažnyčioje, šeimoje, darbe ir visuomenėje. Praktiškas pritaikymas. Ar mano tikėjimo gyvenime yra uolumo ar daugiau tingumo? Ar mano dvasia dega ar jau atšalo? Kam iš tikrųjų tarnauju? Viešpačiui ar savo? Panašiai kaip krosnis, kuri neužkurta nesušildys namų. Taip ir krikščionis, kuris yra apsileidęs ir šaltas dvasioje, neduos vaisių. Tačiau kai dvasia dega, ji uždega ir kitus.